Tai pagaliau ta pertrauka 2 savaičių atėjo į pabaigą. Labai laukiam šitų varžybų, rungtynių. Tikrai pasitinkam vėl kovingai. Žaidėjai ir pasikrovė baterijas, ir truputį psichologiškai pailsėjo, nes tikrai turėjo ir laisvų. Tai labai darbingos nuotaikos ir laukiam sekmadienio varžybų, rungtynių. Ar jau iš galvos išgaravo tas paskutinis pralaimėjimas ir kaip jį priėmė komanda Rūbinė? Taip, priėmė, tai labai normaliai, jie yra profesionalai, taip. Mes ne tam susirinkom, kad pralaimėtumėm, mes einam kiekvieną kartą laimėti, tai čia yra normalus dalykas, o priėmė paprastai. Istorija, mes istorijos negalim pakeisti, mes galim pakeisti tik tai ateitį ir žiūrime į ją, sekantis varžovas Dainava, visa koncentracija į juos. Dabar buvo rinktinių pertrauka, Motiejus Burba pelnė įvartį jaunimo rinktinėje, Tautvydas Burdzilauskas iškovojo įspūdingą pergalę su U19 rinktinė. Kiek džiaugsmo suteikė už vaikinus galbūt ta rinktinių pertrauka? Tai dar buvo ir Žygimantas Baltrūnas su Ernestu Burdzilausku. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų kiekvieno tą, kaip gaunu laišką, kad iškviesti jaunuoliai į rinktinės. Tai labai džiaugiuosi. Tas pats džiaugsmas, taip įmušė įvartį, superinį įvartį, Motiejus sekančiuose buvo kapitonu, tai čia man kaip treneriui tai yra nuostabus džiaugsmas matyti. Tautvydas sukūrė istoriją su U19, tai kiekvienas dalykas tikrai glosto labai širdį ir aš jį, kaip sakau, kaip mano vaikai, tą visą ir labai didžiuosi, ką jie išdarinėja rinktinėje, kaip jie stengiasi, kokį patriotiškumą atiduoda rinktiniai. Tai sakau, kiekvienas toks pasiekimas yra didelis džiaugsmas ir švenčiu, lyg aš tenai būčiau viduje. Tomas Gumbelevičius praėjusį sezoną starto sudėtyje debiutavo būtent prieš Alytaus Dainavos komandą. Šiais metais dar aikštėje nepasirodė, taip pat ir minėtas Tautvydas Burdzilauskas turėjo ir galbūt šiokią tokią traumelę nežaidė. Kiek džiugu, kad turi dar toj savo apkaboj tokių kulkų, kurias praeitais metais naudojo, to dabar dar, vaikinai laukia savo šansų, ar kiek toli jie yra nuo jo? Jūs labai vis po kelis tik paminit, tai yra dar daug tų, kaip sakyt, kulkų toj apkaboj, kurių nepanaudojau, kuriuos dar panaudosiu šį sezoną, tai taip, jie laukia savo šansų, jie jo sulauks, anksčiau ar vėliau tikrai. Ar bus sekmadienį, pamatysim sekmadienį, bet sakau, niekad neįskiriu ir neišskirsiu nei vieno, kaip jūs sako, šovinio. Ta prasme, visi pas mane vienodi, visi vienodai yra stebimi ir visi sulauks šansų, reikia jį tik tai dirbti, tikėti ir laukti, o pasėjimus pasinaudoti, kaip minėjau, iššauti. Alytaus Dainava išsaugojo savo vyriausiai trenerį, bet pasikeitė nemaža dalis komandos. Ar ta žaidimo braižas iš esmės pasikeitė komandos ar nelabai? Tai visiškai pasikeitė, jie žaidė 4 gynėjais, dabar 5 gynėjais, tai jau čia pasikeitimas, bet ta prasme matosi trenerio, kaip sakytas, toksai stilius, sąlyginai kažkiek taip taktinis įsidėstymas pasikeitęs, bet tie tokie principai, kovingumas, atsidavimas, tai išlikęs toks pat, aš net nebejojau pas kolegą Sergejų Kuznecovą, net kitokių dalykų negali būti aikštėje, tai taip, yra ir panašumų, yra ir skirtumų, bet ruošiamės kiekvieną kartą kaip naujam lapui, naujai istorijai ir sakau, eisime tik kovoti ir stengsimės, kad mūsų fanam tas velykinė diena būtų dar truputį labiau praskaidinta. Ir Alytaus Dainava solidžiai ginasi sezono pradžioje, praleido vos vieną įvartį, jeigu neklystu. Kas, mano, tai lemia, ar geri individualų žaidėjų veiksmai gynyboje, ar gera ir komandinė gynyba? O praeitais metais kiek pradžioje sezono praleido irgi, tai vadinasi čia puikus trenerio darbas, sustatant gynybą, sustatant žaidėjus, kaip jie turi elgtis gynybinėse fazėse,
praeitais metais jie tiek pat labai mažai praleisdavo, šiemet tas pats antra berods komanda mažiausia Džiugas 0, jie 1, tai vadinasi, kad tikrai gynyba yra tanki, kompaktiška ir labai subalansuota, tai stengsimės kiek įmanoma mes juos pralaužti, nors iškart jau ir psichologiškai nusiteikėm, kad tai bus be galo sunkus darbas. Ir užpernai su Vilniaus Žalgiriu Velykų dieną žaidėte Vilniuje, pernai Telšiuose su Telšių Džiugu, dabar pagaliau jau Marijampolėje, tai galbūt norėtumėt pakviesti sirgalius, kad galbūt neskubėtų sėsti prie Velykinio stalo arba nuo Velykinio stalo iš karto kiltų į futbolą. Tai kaip tik, kuo anksčiau, kad sėstų prie Velykinio stalo, nes neprašysiu, kad 5 sėstų su šeima, tai jau, kad, kaip sakyt, labai noriu pakviesti visus fanus, visus aistruolius, visus marijampoliečius į stadioną po Velykinių pusryčių, per anksti neiti degustuoti kažko, o ateiti palaikyti mus, nes sakau, jūs net neįsivaizduojat, kiek vaikinam reiškia jūsų palaikymas ir kiek reiškia tas jūsų kiekvieno žmogaus buvimas stadione. Tai jei ne jūs, tų pergalių, to gero žaidimo, to tokio intensyvaus žaidimo nei per kur nebūtų, ir kuo daugiau jūsų bus, tas tuo žaidimas ir geresnis bus, tai čia be klausimų.